komentuoti, ką, pralošėm, toks ir komentaras. Pirmą kėlinį labai prastai sužaidė, mano nuomonė, nes 3-0 pralošėm ir iš vis nebuvo jokios kovos, nedavėm, paleidinėjom žmonės, paleidom varžybas jau pirmam kėlinį. Po to taip atrodė jau po truputį bandom kabintis, atrodo paprastos klaidos, nežinau, senelės, lošimas, dar kas nors, paleidžiam, žmogų žiūrim, kamuolį žiūrim, žmogų nežiūrim. Lengvi įvarčiai, pasakysiu, jiems buvo labai lengvi įvarčiai. Iš tikrųjų, tokių neturėtume leisti. 3 paskutiniai turai bus prieš lentelės apačioje esantis Spartakas, Tauta ir Leu. Ar tikitės, jog šį sezoną BDA dar suklys ir jūs dar turėsite galimybę kovoti dėl trečios vietos? Nežinau, kaip čia pasakyti. Nieko aš nesitikiu tokio, kad jie tenai patys turi padaryti. Jeigu jau patys pralašėm, dabar jau atsilikimas nemažas yra. Mums laimėti reikia dabar likusias, o kaip ten jau gausis toliau, tai žiūrėsim. Taktikos ėmėmės kaip ir visą laiką, dabar spaudėm varžovą jų aikštelės pusėje, kas kelintos rungtynės, manau, pasiteisino. Šį kartą, manau, nedarėm klaidų, tai akivaizdu ir turim rezultatą. Praeitose varžybose pralaimėjote paskutinę vietą užimančiai Leu Šviesai ekipai, Leu Šviesos ekipai. Tai sužlugdė viltis kovoti dėl čempionų titulo. Pasakote, kas atsitiko tose varžybose ir kaip tai paveikė vėliau komandą? Pirmiausia, tai pagrindinė priežastis turbūt tai gripas, kuris išguldė mūsų beveik pusę komandos, bet be abejo tai turbūt ne pagrindinė priežastis, žaidėm su 6-7 žaidėjais, tačiau aš kaip ir minėjau, manau, šitoje lygoje nėra nei vienos komandos, kurią būtų galima nurašyti kaip outsiderę ir kuri negalėtų paimti taškų. Pedagoginė komanda arba Edukologijos universiteto komanda labai, manau, puikiai sukomplektuota, geri žaidėjai, jauni, techniški. Manau, tada mes tą dieną tikrai nusipelnėm pralaimėjimą. 3 likusios komandos šiame sezone yra Vilniaus Kolegija, Gelsauga ir Aktas. Pirmos 2 užima 1 ir 2 vietą turnyrinėje lentelėje. Kaip vertinat savo galimybės išlaikyti 3 vietą ir gauti medalių? Tikrai stengsimės šį sezoną, praeitą sezoną išsprūdo mums 3 vieta, šį sezoną tikrai kabinsimės. Aišku, labai nukentėjom dėl praeitų rungtynių, kad pralaimėjom, praktiškai būtume užsitikrinę 3 vietą. Tačiau tiek su Gelsauga, tiek su Kolegija galima žaisti su pirmom komandom. Aišku, labai stiprus varžovas. Su Kolegija žaisim vėl šioje salėje. Manau, imsimės tos pačios taktikos. Bandysim varžovą spausti jų aikštelės pusėje. Ir lygiai taip pačiai Aktas, kuris, kaip ir minėjau, antram rate renka taškus ir lygiai toks pats varžovas, kuris gali atimti taškus. Todėl kovosim, stengsimės ir bandysim šį kartą paimti 3 vietą.